Praeitam vaizdo įrašė buvau čia prisisegęs mikrofoną, gal matėt, tai dabar pabandysiu per integruotą MacBook'o mikrofoną įrašyti vaizdo įrašą, žiūrėsim kaip gausis. Tai jeigu prastai girdis, būtinai parašykit komentaruose, kaip buvo geriau, ar prieš tai, ar dabar. Šiandien pasikalbėsime apie tai, kokias dažniausiai klaidas daro naujokai pradėdami Faceless YouTube kanalą. Šį video darau dar neįkėlęs praeito, tai nemačiau jūsų feedbacko, bet pats analizavau tą vaizdo įrašą ir pastebėjau keletą dalykų, kur, tarkim, galėčiau būti labiau iškalbingesnis ir panašiai, nepasakiau kai kurių dalykų iki galo, tai man pačiam yra nauja patirtis filmuoti vaizdo įrašus ir pirmas kartas, kai aš filmuoju kažką daily ir ne Faceless. Buvo tokių dalykų, kai, tarkim, aš nepaminėjau, kad tie draugai, su kuriais aš bendraudavau, kai kalbėjau pradžioje, jog jie buvo užsieniečiai, tai buvo rumūnai, kurie taip pat užsiminėjo YouTube, aš tai susipažinau jau tenai, sakykime, prieš 5-6 metus, kai kuriais prieš 8 net, ir būtent su jais kalbėjau apie tai, tai nebuvo kažkiek kiemo draugai, su kuriais aš rašiau kažkokią tais bendrą kalbą apie savo, sakykime, hobį ir panašiai. Tai tiek, tai pradedant nuo klaidų, tai pamaniau, jog būtų visai smagu pasidalinti su jumis dažniausiamis klaidomis, nes pastebėjau, jog ne tiek, kiek žmonės manęs to klausia, kiek aplamai žmonės to ieško, nes bando suprasti, ką jie daro blogai ir panašiai, nes būtent šitoj nišoj, kas yra Faceless YouTube kanalai, tų klaidų galima padaryti labai lengvai ir būtina žinoti tam tikrus dalykus ir iš jų mokytis. Tai pamaniau, jog būtų visai naudinga padaryti tokį vaizdo įrašą. Tai pirma klaida, ką aš pastebėjau, jog žmonės daro, tai yra trumpi vaizdo įrašai. Mes nekalbam apie tai, jog, tarkim, šis mano vaizdo įrašas tikėtina galbūt ir net nebus 10 minučių, bet kai mes kalbam apie Faceless kanalą, labiausiai naudingi vaizdo įrašai būna, kai jie būna ilgi. Tai, tarkim, trukmė būna nuo 10 iki 15 arba ten 20 minučių. Tikiu, jog ne visose nišose galima tą išspausti, bet apie tai vėliau. Tai dėl ko aš sakau, jog yra svarbu kurti turinį, kuris būtų ilgesnis negu 10 minučių. Tai svarbiausia priežastis yra mid-roll ads. Tai mid-roll ads yra YouTube, sakykime, tokia funkcija, kuri įsijungia tik tais, kai kuri vaizdo įrašą, kuris yra ilgesnis negu ten 8 minučių arba 10, dabar nesu tikras, negaliu patikslinti, bet man atrodo, anksčiau buvo nuo 10, galbūt jau dabar leidžia nuo 8 minučių įdėti tos mid-roll ads. Tai reiškia, jog jūs daugiau uždirbsit, daugiau reklamų, taip pat ir daugiau uždirbs pats YouTube'as, kas reiškia, kad jam yra labiau, reiškia, potencialu jūs boostinti ir jūs pušinti, kai jūsų vaizdo įrašas yra ilgesnis ir turi didesnį potencialą uždirbti negu trumpesnis vaizdo įrašas. Mes nekalbam apie vlogo tipo vaizdo įrašus, kur galbūt jūs tą darot su visiškai kitu tikslu. Jeigu jūsų nėra tikslas uždirbti, tikiu, jog galbūt trumpesnis turinys kartais gali būti netgi naudingesnis negu ilgas. Bet kalbant apie top 10 kanalus, Faceless kanalus ir panašiai, tai visi stengiasi profesionalai kelti turinį, kuris būtų ilgas. Jeigu pavyksta, jeigu yra galimybių skripto ir panašiai turinio, tai galbūt netgi 40 minučių, valandos ir taip toliau. Tai visi savais būdais stengiasi prailginti tą turinį. Tai jo, tai reikia atsižvelgti faktas ir tai, kiek dažnai jūs keliat, bet jeigu keliami vaizdo įrašai yra, tarkim, kasdien, tai tuomet tokiu atveju būtų, reiškia, geriau kelti ilgesnius vaizdo įrašus. Tai antras dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai antroji klaida, tai yra niša. Žmonės labai dažnai pradėdami Faceless kanalą įsirenka labai prastą nišą. Nekalbu apie tas nišas, kur tau sako intuicija, nes yra žmonių, kurie sako, aš jaučiu, kad man čia gali pasisekti. Jeigu širdis rodo, tikėtina, kad faktas, jūs galit būti sėkmingi toje nišoje, nes jūs jaučiat, jog čia yra kelias, kuriuo turite eiti. Man irgi yra buvę taip, kad, tarkim, aš pasirinkau nišą, kuri buvo visiškai saturated ir buvo pilna, reiškia, a lot of competition ir panašiai, daug konkurencijos, atrodė, kad visi jau didėjai žaidėjų buvo užėmę rinką ir man tenais vietos absoliučiai nėra, bet aš klydau, aš jaučiau, kad man kažkodėl turėtų čia sektis, aš palyginau kažkaip iš loginės pusės, po to iš emocinės, kažkaip jaučiu, kad mane vis tiek ten traukia, nors ten logikos visiškai nėra. Tai jeigu tu jauti, intuicija sako, jog daryk, tai gali daryti. Tai dažniausiai ši taisyklė ne visiems skirta, bet jeigu tu lendi visiškai žalią nišą, nejauti nieko tenais, reiškia, jokios intuicijos neturi, manai iš loginės pusės, jog tau čia pasiseks, bet esi jos neišsinagrinėjęs iki galo, tuomet geriau palauk, pasidomėk daugiau, nes yra tokių nišų, kaip, tarkim, dauguma žmonių pradėdami Faceless kanalą, jie renkasi tokias kaip high RPM nišas, prisiskaitę visokių ten straipsnių ir panašiai, tipsų, redditų ir panašiai,
nusprendžia, padaro išvadą, jog reikia lysti financial tipo kanalus. Tai finansiški kanalai, mes daugiausiai uždirbsim, didžiausi RPM-ai, brangiausios reklamos, tai žmonės čia taip pat klysta, nes taip nėra. Galbūt ir yra tam tikrais atvejais, kai jūs galbūt gali daugiau uždirbti, bet jūs visada įsivertinkit savo lubas, nes dažniausiai būna tos lubos labai žemos ir jeigu ten populiariausias vaizdo įrašas per paskutinius metus turėjo tik 1 milijoną peržiūrų, tai kiek šansų, jeigu jūs kažką panašaus surinksit. Visada reikia įsivertinti nišą, kokios jos yra lubos ir geriau nekiškojas anais, kur išvaistysit savo daug laiko. Yra tokia viena niša, tarkim, Top 10 TV shows, kuri yra, tarkim, puikiai tiek naujokams, tiek profesionalams. Toje nišoje kartais yra labai daug vietos augti, o kartais visiškai ne. Tai pagal ką reikia rinktis, tarkim, išleidžia naują serialą Netflixas. Jūs įeinat į YouTube, prašo Top 10 to serialo Moments ir žiūrit, ar yra kažkas panašaus. Jeigu nėra, aš manau, čia puikiai galimybė jums išsitestuoti ir galbūt būsit sėkmingi. Tai viena iš tų nišų, kur galit pakliūti laiku ir vietoj, bet niekada nelyskite į kažką, kas buvo įkelta prieš porą mėnesių, matėt, į tam žmogui pavyko. Geriau to nekartokit, nes galimai gali būti, jog jums jau nebepavyks, ta niša galbūt jau nusprogo, sakykime, viską, ką buvo įmanoma iš jos išgirėti, kažkas kitas jau tą padarė. Tai visada pasižiūrėkite, ar yra kokių naujų serialų būtų galima padaryti apie tai vaizdo įrašą. Tai čia klaida, kurią dažniausiai žmonės daro, tai susikūrę Faceless kanalą labai daug investuoja į kokybę. Aš visada būdavau už kiekybę, ne kokybę, kadangi YouTube'ai vaizdo įrašai gali išeiti kartais viral netgi tokie, kurie neturėjo visiškai meilės. Buvo prasčiausias montavimas, galbūt pas prasčiausias thumbnailas, kartais tau tiesiog pasisekė. Tai būna tokių atvejų ir žmonės kartais persistengia. Ir tarkim, aš turėjau vieną tokį mokinį, kuris neklausė manęs, jis vis tiek kėlė vaizdo įrašus labai kokybiškus. Nieko blogo, kad jis kėlė tos kokybiškus vaizdo įrašus, bet jis buvo nesėkmingas, jam nepavyko. Ir jisai savo 3 mėnesių programą išnaudojo veltui. Nes jisai turėjo tokią intuiciją, sakykime, kad jam reikia samdytis geriausią montuotoją, kas kainuoja didžiulius pinigus. Jam visada aiškindavo, kaip reikia daryti, nes jisai matydavo tą viziją, o kitas galbūt to nesuprasdavo. Tai būdavo labai pykčių tiek jam su to montuotojui, tiek su kitais žmonėm ir panašiai. Jisai norėdavo geriausio voiceoverio, jis norėdavo geriausio skripto, jis norėdavo geriausio montažo. Ir visa tai gavosi susidėjo į vieną krūvą, kas lėmė mažai vaizdo įrašų, kas lėmė mažai peržiūrų ir galų gale jam nepavyko ir šita biznio pusė jam nepaėjo. Tai sakykime, šitas YouTube kanalas jam nepaėjo ir jisai galų gale jį uždarė, tai ir visą veiklą metė. Tai visada sakau, kad fokusuokitės į kiekybę, labai svarbu yra kiekis, kiek vaizdo įrašų galite kelti dieną. Jeigu toj Faceless nišui galite kelti po 2 video į dieną, čia manau yra top viduriukas, kelkit po 2 į dieną. Kartais būna gerai kelti netgi po 3, po 4, bet visada atkreipkite dėmesį, kiek jūs turit peržiūrų. Tarkim, jeigu jūsų kanalas jau yra užaugęs, jūs turite pakankamai prenumeratorių, arba galbūt jūsų kiekvienas vaizdo įrašas, kurį įkeliat, arba maždaug renka tarp 100-200 tūkstančių peržiūrų, tai aš manyčiau, kad jau galbūt galite pradėti investuoti į kokybę ir to pačiu skeilinti. Tai šiam vaizdo įrašui būtų tiek, pamaniau pasidalinsiu apie tam tikras klaidas. Jeigu norėtumėt kažko panašaus daugiau, rašykit komentaruose, paspauskit laiką, prenumeruokit, aš pabandysiu sukurti daugiau turinio, kuris būtų naudingas, kuris būtų informatyvus ir kurį jums patiktų žiūrėti. Ačiū dar kartą ir iki kito video.